Mylimieji viešpatyje, šiandien norėčiau pasidalinti pamąstymais apie nerimą. Nerimas yra jausmas, kurį visi patiriame. Kartais stipriau, kartais silpniau, tačiau jis visuomet pasireiškia mūsų gyvenime. Šiame pasaulyje, kuriame nuolat susidurime su įvairiais sunkumais, spaudimu ir nežinia, nerimas atrodo kaip natūrali reakcija. Bet ar kada susimąstėte, kad nerimas yra gudriai suregštas velnio pinklės, kurio tikslas atitraukti mus nuo Dievo meilės? Jėzus yra sakęs, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tuo tarpu velnias, kaip melo tėvas, siekia, kad mes pasinertume į netikrumą, baimę ir abejones. Jis nori, kad mes nepasitikėtume Dievu, kad užmirštume jo pažadus ir jo meilę mums. Nerimas yra vienas iš velnio ginklų, kuriuo jis stengiasi sugriauti mūsų ramybę ir sukurti chaosą mūsų gyvenime. Jis įteigia mums mintis, kad mes esame vieniši, apleisti, kad mūsų problemos yra neįveikiamos. Jis nori, kad mes pamirštume, jog Dievas yra mūsų tėvas, kuris visada mumis rūpinasi. Dievas yra mūsų ramybės kunigaikštis. Jis kviečia mus pasitikėti juo ir atiduoti savo nerimą į jo rankas. Apaštalas Paulius laiške Filipiečiams rašo: nieku per daug nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Šie žodžiai kviečia mus nesijaudinti dėl pasaulio reikalų, bet pasitikėti Dievu, kuris valdo viską. Yra sakančių, kad nerimas tai šių laikų bėda. Tačiau nerimo problema nėra nauja. Ji lydėjo žmonės nuo seniausių laikų. Pavyzdžiui, prisiminkime Izraelio tautą, kurią Dievas išvedė iš Egipto. Tačiau, kai jie pasiekė Raudonąją jūrą, o faraono kariuomenė artėjo, nerimas užvaldė jų širdis ir jie pradėjo murmėti prieš Mozę ir prieš Dievą. Nejau nebuvo kapams vietos Egipte, kad išvedė mus mirti į dykumą, sakė jie. Jų širdis buvo pilnos baimės, jie nepasitikėjo Dievu, kuris juos išlaisvino iš vergijos. Todėl Mozė, Dievo įkvėptas, tarė: nebijokite, tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį Viešpats jums šiandien suteiks. Egiptiečių, kuriuos dabar matote, daugiau niekada nebepamatysite. Ir iš tikrųjų Dievas perskyrė jūrą ir pervedė savo tautai saugią pusę, sunaikindamas priešus. Atrodytų, tada ko nerimauti, kai Dievas kartu, tačiau mes dažnai tą pamirštame. O kai pasidaro labai blogai, imame iš nevilties šaukti siaubo apimti. Panikuoti taip, kaip mokiniai pakliuvę į audrą. Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame. Prisimenate šią istoriją. Mokiniai keliasi laiveliu per ežerą, užeina audra, mokiniai panikoje, ką daryti, o Viešpats saldžiai miega. Ar jums taip nėra buvę? Kai jūsų gyvenime vyksta audra, jūs nežinote, ko griebtis, o Dievas atrodo ramiai savo ilsisi. Ką daro Jėzus? Jis atsikėlė, sudraudė vėjai ir jūrai ir staiga tapo visiškai ramu. O tada kreipėsi į mokinius: kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo? Jėzus nepriekaištavo, bet visais įmanomais būdais mokė mokinius, o dabar jų pavyzdžių moko mus nusiraminti, būti drąsiems, neabejoti savimi ir svarbiausia pasitikėti juo.
Prisiminkime dar vieną istoriją, kai Jėzus ėjo vandeniu pas mokinius. Prisimenate? O kas iš mokinių paprašė leisti jam eiti link jo? Kas? Petras. Kas jau kas? Bet Petras turėjo talentą ir entuziazmą pakliūti į istorijas. Ši istorija mums parodo, kaip lengva pasiduoti nerimui, kai nukreipiame žvilgsnį nuo Kristaus į aplinkybės. Nes pradžioje Petras drąsiai ėjo vandeniu ir jam viskas buvo gerai. Bet kai pamatė stiprų vėją, pradėjo skęsti ir sušuko: Viešpatie, gelbėk mane. Jėzus tuoj pat ištiesė ranką, pagavo jį ir pasakė: Mažatikis, kodėl suabejojai? Kai mūsų užvaldo nerimas, dažnai pamirštame, kad turime dangiškąjį tėvą, nes mūsų mintis sukasi aplinkybės, apie problemas, o ne apie Dievą. Ką daryti? Sako, pirmiausia, nusiraminti. Kaip? Geras klausimas. Kažkas pasakytų suskaičiuoti iki 10, galima ir iki 100. Bet aš renkuosi maldą. Malda yra ta priemonė, kuri leidžia mums priartėti prie Dievo ir patirti jo ramybę. Malda yra ne tik būdas išreikšti savo poreikius Dievui, bet ir būdas išgirsti jo balsą, pajusti jo artumą ir sustiprėti tikėjimą. Mūsų kova su nerimu yra ne kūniška, bet dvasinė. Tai kova su velniu, kuris stengiasi mus nugalėti ir atitraukti nuo Dievo. Kaip galime kovoti su nerimu? Visų pirma, turime prisiminti, kad Dievas mus myli ir niekada mūsų nepaliks. Antra, turime kasdien stiprinti savo tikėjimą Dievo pažadais, skaitydami šventąjį raštą ir apmąstydami Dievo žodį. Ir trečia, turime melstis ir atiduoti visus savo rūpesčius Dievui, pasitikėdami, kad Jis viską sudėlios į savo vietas tam tinkamu laiku. Mylimieji, velnias nori, kad mes nerimautume, nes taip Jis stengiasi atimti iš mūsų gyvenimo džiaugsmą ir ramybę. Šiandien girdėtame pirmajame apaštalo Petro laiške mes gauname aiškius nurodymus ir padrąsinimus, kaip galime pasipriešinti blogiui. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams visame pasaulyje. Ką mes čia girdime? Mums sakoma, kad mes nesame vieni, kad ir kiti žmonės turi problemų. Ne dabar, jei atsisuktumėte savo kaimyną ir paklaustumėte jo, ar tau viskas gerai, ar tu neturi problemų, ar tu neturi nerimo, greičiausiai išgirstumėte paprastą atsakymą. Tai ką tada daryti? Apaštalas Petras duoda atsakymą. O visų malonių Dievas, pašaukęs jūs į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pats Dievas, pats jūs trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, pastiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. Dievas mums duoda paguodžiantį ir pastiprinantį pažadą. Jis mus ištobulins, sustiprins, pastiprins, sutvirtins ir pastatys ant tvirto pagrindo. Kristus jau nugalėjo ant kryžiaus velnią ir suteikė mums amžinąją pergalę prisikėlimo rytą. Todėl nesileiskime apgaunami, bet pasitikėkime Dievu, kuris yra mūsų uola ir išganymas. Atiduokime savo nerimą į jo rankas, kad galėtume gyventi su jo ramybe ir džiaugsmu. Amen. Taip tebūna. Amen.